Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir ar jūs turite ir kitų draugų, kurie, mėgsta daryti taip? Aš matau visas brangenybės. Tai mes šitoj pamokoje pabandysim pasimokyti, kaip be jokių pluginų ir be jokios papildomos, kažkokios programos, tik tai su tuo, ką mes turime, išjungti šituos vadinamus ekstrėjus ir kad, visi tie, kurie norės sukčiauti ir, patys pirmi susirinkti visą krūvą deimantų, paprasčiausiai to negalėtų padaryti. Tai kaip matot, aš dabar esu po žeme. Ir galiu savo ramiai ir linksmai krapštytis. Ir pavyzdžiui, ateinu iki čia. Bam. Ir štai, aš turiu vario. Keliaujam galbūt žemiau. Ir netrukus turėtų pasirodyti. Ir štai ten matau deimantai. Net ir toli nereikia keliauti. Galima bam. Ir štai mes jau čia turim deimantus. Tai, pirmiausiai tai reikia suprasti, kad to ekstrėjaus negali padaryti taip, kad žmogus, sakykime, įsirašo ir jį iš karto išmeta, arba tau iš karto rodo, kad tas žmogus turi ekstrėjų. Bet ką mes galime padaryti, tai mes galime padaryti, kad ekstrėjus šitas neturėtų visiškai jokios prasmės. Tai keliaujam pažiūrėti, kaip mums seksis čia viską įsijungti. Gerai, tai šitai pamokai viskas, ko mums reikės, tai yra būtent tiesiog kažkokia prieiga prie mūsų serverio failų. Tai, sakykime, aš naudoju WinSCP, jeigu jūs nežinot, kaip naudotis tokiu dalyku, yra padarytas video apie tai, kaip prisijungti prie serverio, kaip prisijungti prie failų, tiesiog užsukite į kanalą ir tikrai ten rasit tą filmuką. Tai, dabar čia mes turim mano serverio failus, tai keliaujam į config. Ir štai čia yra du konfigūravimo failai, tai pavadinsiu. Tai Paper Global ir Paper World Defaults. Mums reikalingas antrasis. Ir kai jis atsidaro, štai čia pačioj pirmoj vietoj matome anti-cheat ir anti-extray. Tai čia mes turim pažymėti true. Ir čia yra engine mode, tai varikliuko režimas. Jų yra iš viso 3, tai kiek aš žiūrėjau ir kiek aš domėjausi, tai trečiasis būtent variantas, kurį jūs dabar taip pat matote ir ekraną, jūs matot visus variantus. Trečiasis variantas yra, pats optimaliausias, sakykime, serveriui, nes jis stipriai jo neapkrauna ir, vis dėlto puikiai sustabdo visus tuos ekstrėjerius. Tai aš renkuosi trečią variantą. Ir čia, kaip matot, yra paslėpti blokai, tai, jeigu jums kažko reikia, galit kažko dasidėti. Man tai čia visko pilnai užtenka, kaip matot, ir obsidianą paslėpė, ir skrines, viskas, ko tik reikia. Ir viskas, galim paspausti, žinoma, išsaugoti. Ir dabar reikia perkrauti serverį. Tai štai aš jau perkraudinėjau serverį ir viskas pasijungia. Tai tiesiog palaukiu, kol užsikraus ir keliaujam jau į žaidimą ir žiūrėsim, kaip dabar viskas atrodo. Kągi, prisijungiau ir koks grožis, kiek daug visokių... Palauk, kodėl jie dingsta? Dar galiu parodyti išsijungęs dabar. Jeigu net pasimčiau šviesos ir čia įsidėčiau, kaip matot, valio, radau auksą, bet kaip matėte, ten tikrai ne auksas, čia toliau, šiek tiek vario yra, bet tikrai netoks vaizdelis, kaip, sakykime, kaip aš matysiu, sakykime, įsijungęs dabar tą ekstrėjų. Ir, tikrai, kaip matot vaizdelis, tai tikrai nepanašu, kad čia pas mus būtų deimantai ir dar kažkas. Vienintelis tikras dalykas, kaip matot, išsiskiria, tai, yra šitas lazuritas. Tai jis čia yra tikras, bet, jį išgriauni ir, ten ir daugiau to lazurito atsiranda ir tie blokai keičiasi ir viskas kaip faina, kaip įdomu, kaip smagu. Tai taip yra sustabdomi visi tie, kurie naudoja ekstrėjų tą vadinamą, tai nežinau, kaip jis vadinasi lietuviškai, rengeną taip pavadinsiu, rengeną naudoja. Tai kaip matot, daug blokų, labai gražu ir, tikrai taip iš tikro realiam Minecraft'e nėra, ne? Tikrai nebus taip. Tai būtent šitas varikliukas, variklio režimas, tai pavadinkim to antirengeno, jis pridėlioja visokių blokų ir, aš jau turėdamas tą vadinamą rengeną, nesuprasiu, kur čia tikri blokai, kur čia netikri blokai.
Tai jeigu jums patiko ši trumpa pamoka, kaip sustabdyti nedorėlius sukčiautojus, tai būtinai paspauskite mygtuką patinka ir prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrit kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir pasiekite Red Fox Cloud. Nu, su jumis buvo Šunasis Lapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!